kas dabar tavo gyvenim įvyka, visiškai nėra svarbu, ta prasme, absoliučiai, čia gali būti pati baisiausia situacija, čia gali būti tep skaudu, tep bjauru, ten bla bla bla, kas ten bebūtų įvykiant. Svarbiausia ir ne tas, kas įvyks tau, o tą, ką tu darai su tuo, kas tau įvyka, nes tavo būsena ir pats svarbiausias faktorius tau visam gyvenimui. Absoliučiai, ta prasme, aplinkybės visiškai nėra svarbis, nes aplinkybės ir tiesiog tavo vidaus projekcija veidrodis atgal. Nes kontų vidau tu tom patiri savo fizinę realybę. Tai reiškia, kad tavo vis sąmonė, dabar kontų patiri šitą fizinę realybę, ana nėra iš esmės tikra, ana ir iliuzija. Bet ana ir iliuzija, kad sukur tau tikrą patirtį. Vienintelis dalykas, kas ir tikra šitą iliuziją, yra patirtis tavo. Tai reiškia, kad jeigu tu ton suvoki, tavo vidus atspindi tavo išorį, kaip veidrodis, kaip tu dabar žiūri prieš veidrodę, ne? Ir tu dabar toks esi. Saka, kodėl tas veidrodis, kodėl aš nesišypsau veidrodį? Tas veidrodis nepradės atspindėti to, ko tu vidau pirmą neturi. Kol tavo veids, kol tu nepadarysi šypsenas, tol tu nematysi to patį veidrodį. Ir dabar jeigu tu darysi ton šypseną, vien dėl to, kad tu pamatytum atvaizdą tam veidrodį, ir jeigu to nebus, tu vėl susirauksi, tai reiškia, tu turėjai lūkestį. Žiūrėk, tavo visą fizinę realybę ir manifestuojam iš tavo vidaus. Tau visiškai nėra svarbu, kokie yra aplinkybės. Svarbiausia yra rasti pozityvį priežastį. Kažkokį tai pozityvį priežastį, kodėl tas įvyka, nes visas absoliučiai gyvenime vyks dėl tavo aukščiausias gerovės. Nevyks tau, kad įvyko tau, ir tu dabar neturi pasirinkimą. Ne. Tai vyks dėl tavo aukščiausias gerovės. Ir tu turi galimybę, tu turi pasirinkimą pakeisti ton energiją, nes visa energija yra neutrali, absoliučiai bet kokia energija yra neutrali. Tu pasirenki pagal savo įsitikinimus arba sąmoningą pasirenki, kokį tu energiją nori vystyti, kokį tu energiją nori amžinti. Ar tai ir pozityvi, ar tai ir negatyvi. Ir kam ir dalyks, kad tu gali viskom pasirinkti pozityvę patirtį. Nes tu esi kūrėjas, absoliučiai viskom tu pats pati kuri. Visa šita tavo fizinė realybė, kontų patir ir tau sąmonės projekcija, sąmonės iliuzija, atvaizdas tavo vidaus. Tai kaip tu dabar jautys? Ar tu jauties pozityvus, ar tu jauties dėkinga, ar tu jauties gera, tai tu tom pritrauksi savo fizinį realybę atgal ir pradėsi matyti visur tom pozityvą. Pradėsi jausti ten daugiau. Bet jeigu tu turėsi negatyvą ir tu dar tęsi amžinto negatyvą, tai tu tik to ir te patirsi visą savo gyvenimą. Tavo būsena yra pats svarbiausias tavo gyvenimo dalykas. Prisimink, tavo būsena yra kaip magnetinis laukas, kaip magnets, katras pritrauk viskom, kas būtent atitink ir sulygint ton tavo vibracinį dažnį su tavo ta būsena.